Labas rytas, saulės spindulėliai, va. Jau važiuom į parką atvažiavę. Atvykau į Plaza Gahavan, vadinasi. Kokios statulos. Tai dabar pasivaikščiot teks nemažai. Šiaip esu jau čia buvęs, tai labai gražios vietos, gražios statulos. Na, tai patys pamatysit, kaip čia kas. Nu va, įėjau į parką, jau iš karto statulos. Bet pagrindinė viskas iš uolų. O tikslas nuėti iki tos statulos pagrindinės. Bet šiaip jau labai karšta, nors 10 ryto. Vakar nors ir tepiausi kremų, bet įdėgiau tai, nežinau, ar matosi kaip traktoristą įdėgį pagavau. Reikės ieškotis kažkur tai pirkti ilgų drabužių. Nu va, esmė tokia, dabar bus daug tokių statulų, ar kaip čia skulptūrų, teisingai pasakyti. Jis kaip erelis, ne erelis. Čia fainai visų. Įdom, kiek čia laiko užtruko visų tai padaryti. Pasiskaičiau apie šitą parką, tai pagrindinė parkas vadinasi Garuda Visnu Kencano kultūros parkas. Tai, ką sako internetas, viena garsiausių vietų Balyje. Tai einam pagrindinės statulos, kur bus pavaizduotas Garudos Visnu Kencano statula, kuri vaizduoja hinduistų dievą Višnų, kaip sako, jojantį paukščių Garudą. Realiai statulos aukštis siekia 120 metrų. Tai matosi labai iš toli. Tai jeigu atskrenda žmonės į oro uostą, tai matosi. Aš kai buvau prieš 5 metus, tai tą statulą irgi pamačiau, gulėdamas pliaže, galvojau. Tai paėmiau ir nuvažiavau tiesiog. Tikrai įspūdingai atrodo. Tuo jau artėjame link jos, pamatysit. Kas gaila, kad kamera neperduoda viso to didumo. Bet milžiniška. Tai žinokit, visgi viskas. 3 ar 4 šitos statulos buvo. Ir tiek. Dabar manau ieškot exito ir važiuoti link kito spoto. Nu tai ką, iki kito locationo 10 km, bet važiuot realiai geras 40 minučių. Mums atrodo ir kamščių nėra, bet va tokie vinguriuoti keliai. Lemą kaip priekį važiuoja, koks smirdantis, tai lemą uždus galima. Dar Lietuvoje atsimenu, nepatenkintas būdavau, kai kažkas biški benzus smirdėdavo iš priekį važiuojantis. Čia tai man karma. Sakom, ar gali būti blogiau? Gali būti. Aš jaučiu bėdžių pasigausiu dabar. Be šito. Eina speklon. Paskutinės sultys spaudžia iš to sunkvežimio. Regitrai turbūt dūmingumo nepraeitų. Vargšas su kepurioku, net šalta. Aš gal vietoj šalmo, tai... Nu va, atvažiavom į Turtle pasižiūrėti. Va, vienas Turtle jau miega. Pasižiūrėsim, kas čia įdomaus. You can touch it, you can touch Yeah. I can't put in my hand? No, by No? my hand, by you hold it, you release in the Wait. ocean. He's dead. No, it's Hello? dead, the sleeping.
The sleep, the sea water. How much time for this turtle? Watch. 1 month, yeah? No, this one the 5 months. 5 months, yeah? Yes. Okay. This one they have the program, but Oh. you adopt, you release in the ocean. Okay. Yeah, you want do certificate. This one the write your name on. This one the 10 years old. Nelabai matosi. 10 metų. 10 years. Okay. This one the same. Girlfriends, yeah? Yeah, different. Who- This one no friend. This one Why? 30 years old. Why without friends? This one the same, the hospital. The hospital sea turtle. Oh, this one big one. Yeah, the big one. 30 years old. Oh, 30? 30. Zero. 30. 30. Oho. 30. 30 realių metų, sako. Na, visai įdomiai. Įėjimas kainavo 15 eurų. Atsiprašau, 15, 10 eurų. Okay, you go inside, you can feeding. Oho, kokio didumo. The feeding, this one. O čia galima dar pamaitinti. This one the big one. Yes. I think here you can bite. The bite, don't touch the mouth. The mouth, the bite Wait. got you. Eat. Touch the head, the shell. Can I touch head? Yes. Yeah. O, eik tu savo. Kai geras. How much kilos they weigh? This one the kilo 140. This Šimtas one ket. 140. Koks geras. And this one the hungry, you can feeding. The hungry the afternoon. Normaliai išalkė. But this one the normal, the eat the seagrass and the fish. Yeah. Yeah, 20 bag. This one the one day. One day 20 bag they eat the seagrass. 20 kilograms? Bag. Ah, okay. This one the support tourist baby Right. come to Bali Not second time. second time. O, eik tu savo. Koks. Ew. Merry Christmas yeah. Yeah, Merry Christmas you too. Šiaip žiauriai faini. Galvosit. It's like Ninja Turtle, yeah? Kaip ir minėjau, bilietas kainavo 150 tūkstančių, tai čia 8 eurus, kažkas tai tokio. 8,50. Ir jie tos pinigus, už tos pinigus gelbėjo visus tokius gyvūnus. No bite, Oi. me bite me. Why? Because Me you... bite. Why? This one the white kakatu. Wow, same handsome yeah. What's his name? This name the Coco. Įdomus. It's Godzilla. Godzilla, no Godzilla. Gudžidžia. Gudžidžia. This the Indonesia the Ой, бля. iguana. Čia realiai Godzilla. Godzilla. Hei. Fanti paliesti. Bliamba, kokie baisus. Eik tu savo. You can touch. Wow, Touching. so big dick. Batman. Batman. Eik tu shit. Why they don't sleep? This one afternoon, this one the sleep, the one the night, this one the open. Eik tu savo. This is man or lady? Man, look, this one the man. This Yeah, one the I ladies. saw. Ladies 4, men 1. For careful. He want to bite me, my blood, yeah? He... Nice. Nu šiaip įdomus čia toks Okay, last one the snake. pavaikščiojimas. Okay, you want the snake? You can hold it. Jeigu už tiek pinigų, tai tikrai simoka pasižiūrėti. Na, bet jau sako, kad jie juos gelbėja. Gyvatė. Fu. Sarah. You want take? Sako šitas angry ir kandžioja. Oh, damn. Okay. No, I think I'm fine. Eh, No, I think I'm fine.
can touch. You can hold it. Hold. Okay. Ah. O dievai. This one, you can hold it. Hand. Eina šikt. Kiss now, kiss. Kiss. No, I'm fine. Here. Why? No push. Yeah. Ah, Yeah. angry. Matosi, kad šitas veidas Yes. lipnė juosta. Su jo aš galvoju, ko jis nekanda. Nu, jis čia nenuodingas, pitonas čia, aš kaip suprantu. Kažkaip nežinau. Gal visgi čia. Okay, thank you. You want to do baby iguana? Nežinau, ar jie juos taip saugo, nes kažkaip nežinau. Jau dabar. Baby iguana. Baby, Madam Anna. How much old? 1 month, 2 months? This one, 6 months. 6 months, yeah? Okay. Tai pagrindė, nežinau iš tikrųjų. Dėl tų turtle tai gal ir saugo juos. Tai bilietas nebrangus 8 eurai. Dar tip sudaviau. Kiek ten 2 eurus berods. O pagrindė kitų gyvūnų, paukščių, iguanų, tų betmenų, šikšnosparnių ir gyvatės. To pitono, tai nežinau, ar jie juos ten jau gelbėja, nes, ką žinau, tai gyvatė tai snukis užrištas, lipnė juosta, tai nežinau, ar čia labai gerai. Tai nežinau, jums spręsti ar važiuoti ar nevažiuoti, dėl turtle tai tikrai apsimoka, nes ten tikrai nebrangu. O kiti gyvūnai tai tikėtinai per prievartą yra laikomi. Tai va, dabar važiuosim į kitą spotą, va dar vienas gyvuliukas. Ne, baikštus labai. Tai važiuosiu, kaip ir sakiau, dabar į kitą spotą. Ai, beje, nežinau, neparodžiau, nusipirkau va tokį kostiumą. Prašė, kiek ten prašė, 20 eurų, tai nusidėrėjau iki 15 eurų. Na, tikrai jo vertė, nežinau, gal 5 eurai kokie, bet teikiau to, nes bent jau apsaugos kažkiek tai ir nenudegsiu, kaip sakoma. Karočią, įvažiavau ne į tą kelią, ne į mopedų skirtą, biškį susifeilino, na gal baudos negausiu. Čia šiaip labai jau gražus, manau, kaip įlanka tokia. Svarbiausia mikrofoną nepamest. Aš šitam kamštį tai išvirsiu. Prieš tai pastovėjom dar 10 minučių. Nesupras, nei auto įvykį, nieko, bet tiesiog didelis kiekis žmonių. Ne, kitas dienas reikės dėliotis, kad važiuot per pietus niekur nereiktų, nes sudegsiu tai kaip krabas mūsų. Sustojau į vietinį kabaką pavalgyti, blemai žiauriai, iš tikrųjų karšta, neįmanoma važiuoti, viskas dega, rankos jau viskas raudonas. Tai tepsius kremų, prisipirkau ką, tai atsistatysiu vandenukų, kažkokį tai, nežinau, vitaminais. Žinoma, mano mėgstamiausias čakapai, Nescafe ir užsisakiau ryžius su vištiena kažkokia tai. Nežinau, čia kabakas tai toks įdomesnis, šipsusi. Tai ką, realiai pavalgysiu ir minsiu toliau. Įsitepsiu vėl kremais. Ką, man skanaus. Jums irgi, jeigu valgat. Bet žinokit, chebrytė, man tai kaifas stebėti tokius vaizdus. Ryžiai, bananai, palmės. Ko daugiau reikia. Taip, nu va, ir atvažiavom. Baigėsi mano kanjonas. Kelsiu aš jį tik kitą dieną, nes labai ilgas video čia gausis. Tai dabar žiūrėjausi, kur čia važiuoti. Norėjau 2 spotus, į vieną waterfall nuvažiuoti ir į kitą tokią šventyklą. Dabar turim pas save 5 valandą.
o važiuoti iki ten pusę valandos ir užsidaro 6. Tai realiai neapsimoka ten važiuoti, nes jeigu dar ilgiau kažkur tai važiuosiu, tai dėja nepapulsiu. Bliam, uždusau pakol pakilau. Tai dabar realiai važiuosiu tiesiog iki paplūdimio, kur juodas smėlis yra. Reikia važiuoti 20 minučių, tai kaip tik pakimarinsiu. Gal saulėlydis bus gražus. Tai va, tai ramiai, kaip sakoma, dabar praleisiu laiką. Kaip dabar gera, žinokit, važiuot. Vėsuma. Kaifas. Va, paplūdimys. O čia tas juodas smėliukas. Meldžiasi žmonės. O aš galvoju, kažkas maudysis, bet čia, manau, impossible. Kažkas žvėjoja, reikės ten nueiti pasidėti, kažkas ir maudosi realiai. Jeigu čia taip įlysti vandenį, tai tikėtin ir priplotų. Va, mėginsim bėgti čia tikėtinai, nes jeigu banga ateis, tai jau bus ne kažką. Skau, pirmi bėkit, realiai va dabar ir galima bėgti. Nu pareina, žiūrim, pasiseks ar nepasiseks. It's just water. Yeah. Įdomiai, man moteris ten kažką ten daro, renka vandenį ar ką ten. Ir dažnai kas klausinėja, iš kur tu. Aš nesuprantu, koks tikslas, pasakai, tai visigi jokios naudos, kad ten sužinosi realiai. Sako, žiūrėk, krabas, you will eat that? How it's very delicious, or no? Yes, delicious. Delicious, yeah? Tai ką pasivaikščioju, pabuvau paplūdimyje, tai dabar važiuoju link kito spoto jau. Tikėtina jau šiandien paskutinis, nes jau biškį jau pavargau kažkaip. Nereikia persitempt pirmas dienas. Tai dabar bus, kaip jis vadinasi, Glass Bridge, tai reiškia stiklo tiltas. Tikėtina dar bus atidarytas, pakol važiuosiu. Nes važiuoju 20 minučių, dabar turim 6 valandą, jis užsidaro 7 užsidaro. Tai tikiuosi, be jokių nesklandumų važiuoti pavyks greitai. Ir vėl gražus vaizdai. Nu kaip vėl? Visą laiką čia gražus. Vieni už kitus gražesni. O čia ir upė bėga. Tai spėjau, įleido 250 vietinių. Tai čia 12 eurų. Kažkas tai tokia. Va, čia koks geras dalykas. Ir tas butterfly juda. Pasaka. Šanti mane. Nežinau, nesimato. Judime. I think it's enough. Enough? Yeah. Kaip panelė. Okay, thank you very much. Welcome. Po to gali va nučiuošt nuo tokio realiai dalyko. Ir ten toliau savo kitokios veiklos. Tai varau aš dabar čia nučiuošiu. Ok, tai mano tašė pirma, o aš antras varysiu. Ok, thank you, bye. Ai, jau mai. Blia. Dieve, koks garsas didelis. Blia, apkurst galima. Kaip su užpakliu, kaip dėjau. Bliamo. Tai ekstremaliai atrodo. Čia va kokie papildomi smagumai. Slide, swing, dress, butterfly. Ir va čia dar galima parėkaut. Ok, thank you. Gražus šiaip. Va, kiek žalumos. Va, ten fainai atrodo. Tai waterfall.
bet sakė 6 užsidaro. Tai aš jau nebespėsiu. Atrodo, dugnas nesimato tikėtinai. Šiaip galvoju, kad bus baisu, bet nelabai. Jeigu įskiltų taip prieš akis, tai jau būtų ne kažką. Tuoj pasisiubuosim į bedugnę. Bliam, aš bijau. Nes vieną kartą esu matęs, nesimenu, kurioje valstybėje, bet nuplyšo va šitas viršus. Ne, tai gerai dar. Ne taip baisu, o koks fontanas. Va, visai ne taip jau ir baisu. Bet jeigu nutrūktų, tai... Šiaip smagus tiltas. Gražus vaizdai, nekaršta, pats tas pasižiūrėti viską. Bet kaip jau sakau, jau per daug šiandien visokių įspūdžių, tai jau nėra tokios emocijos, kad wow ir panašiai. Na, gražu. Ir tiek. Būtų čia pats pirmas spotas, tai sakyčiau, wow, nuostabu, puiku. Bet dabar, sakau, visą dieną ir taip daug įspūdžių buvo, tai toks jau, kaip sakiau, Tai dabar, kaip sakiau, dabar ieškosiu viešbučio ir tiesiog reikės kažkur tai kimarinti. Na ką, atvažiavau iki Ubudo, pasiėmiau savo X2 kainą nei vakar. Tai realiai vienas iš kimarinsių, realiai visas viešbutis, kaip viešbutis, hostelis, motelis čia, nieko nėra. Pasižiūrėkit, kokį grožį pasiėmiau. Kaip ir sakiau, X2 kaina nei vakar buvo, realiai sumokėjau net 9 eurus už naktį. Tai nieko, galiu sau leisti, pažiūrėkit, koks grožis. Lova dvigulė, dušas, fenas, vėjukas, baseinas. Realiai svečių nieko nėra. Tai dabar valysiu įsimaudyti, po to gal iki Ubudo nulėksiu miesto. Sakė 5 minutės su mopedu. Ir eisiu montuoti video. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim kitam video. Iki.